Labą dieną, labas rytas, mėlyjeji, vėl sveikinuosi su jumis, su naujienomis, vėl esu nauja mūsų objekte ir norėsime padaryti jums šiandien vėlgi apžvalgėlę, ką naujo turim nekilnojamo turto pasaulyje. Ir galbūt tai yra būstas būtent, kurio jūs ieškote. Kas mane dabar žiūrit ir manęs nepažįstat, aš prisistatysiu, mano vardas Vaida, dirbu AČNT nekilnojamo turto agentūroje, darbuojamės Prienuose, Kaune, Alytuje, Birštone, žodžiu, aplinkinėse šitose teritorijose reikalai esant visoje Lietuvoje. Nu, šiandien mes esame Prienuose ir kalbėsime apie 3 kambarių labai iš tiesų jaukų butą pačiame miesto centre. Ačiū Dariau, kad parašai, kad girdisi viskas gerai, labai džiaugiuosi. Taigi, aš dabar esu balkonėlyje, čia jūs jau galite girdėti rytinį gyvenimą Prienų miesto ir pasižiūrėsime visą butą išsamiau, bet dabar truputėlį parodysiu, kurioje vietoje esam. Tai tie, kurie mėgsta iš tiesų stebėti gyvenimą, kurie nenori būti visiškoje, galbūt ramumoje, kurie mėgsta komfortišką gyvenimą, kur yra viskas iš tiesų labai arti ranka pasiekiama, tai yra labai labai geras variantas. Patys pamatysite, butas, tiesa, techninė, ar ne, informacija pagrindinė, butas yra antrame aukšte, yra labai patogu, laiptai nėra status, tai net tai galėtų būti ir vyresnio amžiaus, tarkime, ar ne, šeimininkai. Pakankamai erdvus, fainas išdėstymas, labai daug vietų, kur susidėti daiktams, 50 beveik 5 kvadratai pats butas, turi labai didelį rūsį, net 14 kvadratų. Na ir žinoma visos miesto komunikacijos, kaipgi be jų bute, ar ne, kad jūs galėtumėt patogiai, komfortiškai gyventi. Daugiabutis renovuotas, butas vidinis, labai šiltas, žodžiu, pačiam patogiausiam gyvenimui, ar ne? Tai va, dabar pasižiūrim pro langelį, ką mes čia matome. Čia jūs galėsite balkonę stebėti miesto judesį. Sveika Teresė, smagu, kad prisijungiai. Ir čia yra, matot, Sodra. Tai kas kažkiek žinote Prienus, tai žinot, kad, kaip sakyti, čia šiek tiek kairiau, centras jau visiškai šalia. Ir dabar dar noriu kuo pasidžiaugti, ar ne, stovėdama šitame balkonėlyje. Jis yra orientuotas daugiau mažiau į vakarų pusę. Tai reiškia, kad jums diena nebus labai čia stipriai prišildyta, prikaitinta. Ir tuo pačiu jūs turėsite tokį, kaip sakyti, atokesnį kampelį ir nereikės labai jau slėptis, kas būna problema pietinėje pusėje. Tuo tarpu kita pusė yra orientuota daugiau į rytus, nes yra į dvi pusės orientuotas butas. Tai irgi, jeigu dabar ten galima džiaugti saulės spinduliais, tai dienos eigoje vėlgi atsisuka, pabudina jų saulytė ir keliauja toliau, jūs toliau galite ten ramiai būti, nieks nespigina saulė. Tai va, tai tiek, dabar tada keliaujam pasižiūrėti į patį butą, mažiau žiūrėti čia į mane šiuo momentu, ar ne, ir peržiūrėję butą. Toliau keliausime, manau, pasižiūrėti ir šiek tiek pačią vietą. Tai va, šiandien pradėsim ne nuo paradinio įėjimo, kaip sakyti, šiek tiek, kadangi jau balkonę pradėjau, ar ne, bet tuoj palauk, susitvarkom užuolaidėlės, bet nuo svetainės. Na va, mes turime svetainę. Butas yra iš tiesų labai jaukus, labai šviesus, taip, jam reikėtų kosmetinį remontą galima pasidaryti, manyčiau, ar ne? Bet toks labai tvarkingi žmonės, matyt, gyvenę, mylėtas, prižiūrėtas. Svetainė, ar ne? Iš svetainės mes turim dar vieną kambarėlį. Gali būti jūsų darbo kambarys, gali būti jūsų vaikų kambarys, ar ne? Toks irgi čia yra su langu į tą balkonėlį, kuriame ką tik buvau. Tai balkonas eina per visą butą iš šitos pusės. Ir dabar keliausime pasižiūrėti, kaip aš sakau, į namų širdį, virtuvę. Čia turim koridoriuką.
Na va, jauki virtuvėlė. Ir čia jau matosi langai yra, mes pasižiūrėsim į kitą pusę, į vidinį kiemelį. Va, ir ką jūs čia matot? Šitoj pusėje jau yra, jeigu anoj pusėje jūs matėte, kad mes biški čia gal net atsidarysim. Jeigu jūs anoj pusėje matėte ir tokį girdėjot ar ne miesto šurmulį, triukšmą, tai šitoj pusėje mes galim paklausyti paukščiukų, pažiūrėti į medelius, tikrai pakankamai žalias ir didelis erdvus labai kiemas. Tai jūs net jeigu, tarkime, tikiu, kad turite automobilį ar ne, tai pasistatyti tikrai nebus problemų, bet to šitam kiemui jau yra rengiami projektai, tai artimiausiu metu bus atliekami rekonstrukcijos darbai, tai bus ir daugiau vaikams aikštelė berods yra numatyta, tvarkingai padaryti patį automobilių parkingą. Žodžiu, kiemas bus tikrai labai labai gražus. Kas dar yra smagu šitam bute, tiesa, ties langais, pažiūrėkit, absoliučiai visi langai atsidaro. Tai labai patogu, nes nereikia galvoti, kurį reikia ir atsidaro. Visi atsidaro. Tai va, virtuvytė yra tokia kompaktiška. Yra stalas, yra šaldytuvas, yra, viskas, ko reikia, ar ne, mūsų kasdieniam gyvenimui. Parduodama yra viskas taip, kaip jūs matote. Galbūt eigoje gali būti kažkokių dėrybų, ar ne, jeigu jūs matysit, jums kažko nereikia, arba galbūt savininkui, kuris šiuo metu palieka šios namus, galbūt prireiks vieno kito daikto, bet šiaip parduodama yra su baldais ir buitinė technika. Tai kaip sakyti, galima ateiti ir gyventi, arba jeigu jūs investicijai netyčia ieškotės turto, tai, pavyzdžiui, leisti nuomininkus. Gerai, toliau koridoriukas, ar ne, mes čia dar praėjom, parodysiu, tualetas ir vonia yra atskirai. Tualetas. Ir, užgesinau. Ir vonios kambarėlis su vonia, spintelė, kriauklės, skalbyklė, kaip sakyti, viskas kaip priklauso. Dar kas man patinka šitame bute, kad čia yra labai daug sieninių spintų, kurios jau yra, kaip sakyti, suprojektuotos, matinu anksčiau, žiūriu, kažkaip čia jums lieja vaizdą, ne? Va. Ir čia visur yra koridoriuje taip pat sieninės spintos, tai atsinaujinate ir savo smagiai gyvenate. Koridorius pakankamai erdvus prieš kambaris. Va, drodėlis. Ir ką liko mums dar pasižiūrėti miegamą į kambarį. Va, didžiulė karališka lova. Ir vėlgi, sakau, šita pusė labai taip jaukiai pritaikyta miegelių jūsų. Manau, net pagal visus feng shui turėtų būti viskas gerai, nes ta yra rytinė pusė, kur jūs pažadina saulytė ir keliauja toliau. Tai turėtų būti tikrai labai komfortiška ir miegoti. Na va, tai kągi dabar tiesa, jeigu jūs turit klausimų man, jūs galite juos užduoti, galite pakomentuoti. Aš juos matau, galėsiu atsakyti, o dabar tada dar parodysiu vieną dalyką. Į rūsį gal dabar neįsim, bet jis yra didelis. Kas norėsite detaliau, galėsite atvykti į apžiūrą ir pasižiūrėti. O dabar ką aš norėsiu jums dar parodyti, tai dar vienas yra priklausantis bendras balkonas, būtent į šitą pusę, kur buvo virtuvė bei miegamasis. Ir taip pat eisim pasivaikščioti lauke, tuo aš tik susiruošiu, pasižiūrėti, kokioj iš tiesų tai yra geroj vietoj, patogioj vietoj butas. Aš pati Prienus kaip ir pažįstu ir žinau, bet tik dabar susivokiau, pasikalbėjusi su buto savininkė, kad iš ties, tikrai labai patogi ir gera vieta gyventi tiek šeimai su vaikais, tiek vyresnio amžiaus žmogui, tiek tiems, kurie nori tiesiog komfortiškai gyventi. Gerai, dabar pasižiūrim laiptinę. Štai, laiptinės tikrai atrodo pakankamai tvarkingos. Na ir dar kas priklauso butui, tai yra
toks bendras balkonėlis 2 butams su kaimynu, kaip sakyti. Tai va, ir jisai yra toks va, į vidinį kiemą. Ir čia yra daugiau skirta, nu ką, galite, aišku, ir su kaimynu pasėdėti, paplepėti. Galite, čia dauguma naudoja kaip skalbinių džiaustimo vietą. Tai kaip sutarsit, taip turėsit. Bet toks dalykas taip pat šitam butui priklauso. Tai va, na ką, klausimų matau kol kas, kas čia man rašo, neturit, tai keliaujam tuomet pasidaryti, kurioje čia konkrečiai vietoje yra ir ką jūs galite tikrai pasiekti pėsčiomis. Realiai šitame būste gyvenant, jums praktiškai nereikia turėti automobilio, kad jūs pasiektumėte pačius svarbiausius dalykus. Na, praktiškai visus, nuo parduotuvių iki gydymo įstaigų, iki kultūrinių renginių. Viskas yra maždaug 200 metrų atstumu. Tai super, gerai. Nu, dabar pasižiūrim į kiemą. Va. Čia galite ateiti po liepą pasėdėti. Yra suoliukas, ar ne? Yra keletas aplinkui toks ratukų kaip daugiabučiai, ar ne? Ir didžiulis kiemas. Tikrai daug erdvės, tiek žolytės, jeigu esate su vaikais. Aišku, čia žaidimo aikštelės kol kas, matau, ten tolėliau yra supinės, bet kaip minėjom, čia va, prašom kreiptis tiem, kas taip pat parduoda, ruošiasi parduoti nekilnojamą turtą. Va. Ir galvoju, pro kurią čia pusę mes išeisim, keliaujam. Keliausim gal čia į Brunzos gatvę, išlysime ir keliausim ratuku. Tokį apeisim garbės ratą ir jūs pamatysit, ką jūs galite čia pasiekti, kuo pasinaudoti. Paslaugos, parduotuvės ir visa kita. Tai va, jeigu kažką praleisiu, prieniečiai galit pakomentuoti, kodėl dar čia yra faina vieta gyventi. Nu va, iš tolėliau jūsų daugiabutis, šitas gražuolis renovuotas, didžiulis kiemas ir keliaujam. Na va, čia jeigu visgi turėsite automobilį, galėsite susiremontuoti, autoservisas. Čia yra labai miela antrų rankų parduotuvė, taip pavadinčiau, daiktų naudotų prekių parduotuvė, kraustutė. Kur galima rasti visokiausių dalykėlių, o dabar čia aktuali informacija tiems, kurie augina vaikus, nes va čia perėjus šitą perėją ir nukeliavus ten tiesiai, dabar galvoju, ar čia matysis, negaliu priartinti. Šiaip realiai netgi matosi mokykla, tai yra Prienų Ąžuolo progimnazija, viena populiariausių mokyklų Prienuose, kur gali jūsų vaikučiai keliauti mokytis, tai čia nueiti 300 metrų kokie bus, manyčiau. Tai tikrai atstumas yra tinkamas tiek mažiausiam, tiek ir didesnį nepatingės nukeliauti, ten kiek toliau yra ir Prienų Žiburio gimnazija. Nu, mes keliaujam link centro, ar ne, nesgi, kaip ir sakiau, butas yra centre. Tai va, oras vis dar fantastinis, šitas ruduo tikrai mus lepino karščio, bet dabar vis dar, jeigu rytas toks jau apsirūkavęs, tai diena maloniai šilta. Saulytė dabar labai maloniai šilta. Na va, ten yra kitoj pusėje kelio drabužių parduotuvių. Ten toliau kavinukė yra, odontologijos klinika, matosi Tikodenta. Na va, o čia mes ateiname ir prie pačios savivaldybės. Na, einam per gatvę. Čia vėlgi drabužių parduotuvė, kanceliarinės prekės, notarų biuras, maisto prekių parduotuvė, dar viena kavinė tenai yra. Nu va, einam prie fontanų, pasižiūrėsim. Vau, seniai buvau čia atėjusi. Paskutinį kartą gal kai buvau kažkaip pėsčiomis retai, čia tulpė žydėjo. Nu, aišku, ne sezonas tulpėm, bet pažiūrėkit, kaip gražiai pasipuošusi savivaldybė.
Kiek gražių raudonų gėlyčių. Na va, gražiai fontanai. Tai yra tikrai smagi vieta tiek pasisėdėti šiaip. Kartais atsipūsti po kleveliais, pasižiūrėti į vandenį. Tiek labai smagi vieta tuo, kad čia jūs turite kultūros centrą, kuris yra visiškai šalia, įvairiausi renginiai ir jūsų kultūrinis gyvenimas lengvai pasiekiamas. Jūs galėtumėte čia ateiti iš tiesų ir greičiau. Jau aš tik ateinu čia dabar jau garbės ratuką. Toliau senukai, jeigu buityje kažko pritrūksta, prireikia statybinių medžiagų ar dar kažko. Irgi čia pat. Na va, vėl keliaujam. Gerai, dabar eisim per perėją, susitelkim. Okay, saugu. Nu tai va, čia mes jau praėjom šiek tiek, ar ne? Kas toliau? Čia mes turim batų parduotuvę. Nu, ir einam. Einam. Kaip jūsų diena, ką jūs veikiat? Pramoninės prekės, čia yra visokių daug tokių dalykų namams, sakyčiau, gal taip, žaislų, kiek pamenu, fotopaslaugų centras. Aplinka visur tikrai, kaip sakyti, tvarkinga, visi daugiabučiai renovuoti. Aš jau nežinau, Prienuose, man atrodo, gal tik koks jau vienas beliko, bet ir tai, manau, jo eilė tuoj ateis. Butikas stiliaus, čia tikrai gražių drabužių yra. Dar viena odontologijos klinika. Na, va, kitoj pusėj kelio mes turim šuniukam, kačiukam ir visiems kitiem parduotuvėlę. Ar ne? Nu, iš tiesų čia apeinant, va, čia yra bromas iš tiesų. Mes jau čia pusę rato apėjom. Pro va ten išėjom. Į šitą pusę pro čia galite išeiti. Ir čia jau yra jūsų daugiabutis. Labai gražus ąžuolas didžiulis. Dar viena parduotuvė. Na ir va jau matom sodrą, kurią mes matėme pro kitą langą. Ar man pavyks atrinkti butą? Nu kaipgi be grožio kampelio. Ir ne, tai visos procedūros jums. Grožio. Va. O čia jūsų, skiriamasis ženklas, kabo rankšluostukas. Tai yra jūsų buto balkonas. Automokykla, dar vienas grožio namai, dar vieni. Čia irgi yra parduotuvė. Čia vadinasi maisto prekių. Jeigu nesinori toli eiti. Dar viena drabužių parduotuvė. Draudimo paslaugos. Na va, ir čia dar yra optika. Kitoj pusėje kelio kebabas, jeigu norėsit kada. Ir taip pat, ką norėjau jums parodyti, tai yra Medika klinika. Tai yra šeimos klinika, kur jūs galite gauti visas reikiamas sveikatos paslaugas. Tai, čia tikrai 200 metrų, kažin ar bus nuo kiemo ir nuo buto. Tai ką noriu pasakyti? Aišku, jeigu nori dar, tarkime, didesnės parduotuvės kaip Maxima pasigedot, būtų reikia eiti truputėlį į kitą pusę, dar 100 metrų prisidėję nuo aikštės ir būtumėte ir ją pasiekę. Tai, audinių prekių parduotuvė. Einam, dar ratuku. Ką dar parodyti? Va, ten pizzą galima žaliam pastatėlį nusipirkti. Bet čia Prienuose yra puikus ir pristatantis į namus. Tai iš vis niekur nereikia eiti. Tai va, paštomatai. Jums kokių tik tai norite. Galite siųstis siuntinius įvairiausius. Kas dar? O, ten pavyzdžiui matosi raudonų plytų pastatas. Va ten, su geltonais, raudonais.
Tai ten galite rasti dėvėtų drabužių parduotuvę, pasikuisti. Kartais irgi smagu. Nu, kaipgi be gėlių, jeigu eisite į svečius, ar norėsit pasipuošti savo namus, taip pat paštas, čia pat. Žinokit, tuo apeisim visą ratelį. Rūta klausia, kada rodysit buto vidų. Tai Rūta, kai baigsiu transliaciją, atsisukit, aš pradėjau nuo buto vidaus. Notarų biuras dar vienas. Ir tenai ir parodžiau buto vidų. Redakcija. Vėl odontologo kabinetas, viskas, pabaigsiu jau tuo, žinokit, visą garbės ratą apeiti. Tai čia jūs išėję su tašyti, galite parsinešti visko, ko tik tai jums prireiks kasdienoje. Ir pareiti ir gražios, išsigražinusios, jeigu moteris, ir vyrai taip pat. Ir drabužėlių apsipirkę visko. Čia yra labai gera krautuvėlė, mėsos visokio, žinokit, užsukom šiandien išbandyti nusipirkti dešrelių skanių. Dar viena gėlių parduotuvė. Tada matau dar vieną kirpiklą. Na ir mes baigiam garbės ratuką. Čia jau matau tiltas pats servisas, prie kurio mes buvom. Tai va, tai tokioje aplinkoje jūs galite gyventi, kur tiesiog išeinat, kiek čia laiko, aš jau 10 minučių aplinkui, ar ne? Ir viską turėti, ko jums reikia. Tiesa, jeigu jūs esat su mažais vaikais, darželio neparodžiau, bet jis yra irgi netoliese. Ten taip pat yra biblioteka, tai čia mes kalbėtumėm apie kokius 400 metrų galbūt nuo pačio buto. Aš dabar grįžtu vėl į kiemą. Tai iš tiesų labai patogus būstas. Tikrai labai patogus būstas gali būti, jeigu kai kurie butai turi specifiškumą, kur labiau galbūt tinkami yra šeimai, kai kurie butai labiau tinkami yra, mėgstami, tarkim, vyresnio amžiaus žmonių, nes ten koks pirmas aukštas nedidukas ir taip toliau. Tai čia gali būti bet kam pritaikomas būstas, nes tikrai, ko gero, pats patogiausias ir mėgstamiausias aukštas. Antras, kvadratūra labai optimali, 55 kvadratai. Ir vieta, pripažinkit, tikrai fantastinė. Tai va, tai kas norite apžiūrėti realiai, parašykit man arba paskambinkit, sutarsime laiką ir galėsite pasižiūrėti ir įsivertinti, galbūt tai jūsų namučiai laukia jūsų. Gerai, dabar dar pažiūriu, ar dar turite klausimų. Lygtais daugiau nematau, tai ačiū labai, kad žiūrėjote. Jeigu kažkam taip pat yra reikalinga pagalba parduodant nekilnojamą turtą, taip pat galite kreiptis. Nežinot, nuo ko pradėti galbūt, arba tiesiog galbūt jau pardavinėjate, bet procesas nevyksta, tai galime tikrai susisiekti, pasikalbėti. Konsultacijos yra neįpareigojančios ir gal pamatysim situaciją iš kito kampo. Kartais tik tiek ir tai reikia. Tai va, šiandien noriu visiems palinkėti nuostabios dienos, pasidžiaukime dar saulės spinduliais, būkite sveiki ir sakau, iki susitikimų apžiūrose ir sandoriuose.